atvažiavo mama, sakykime, ar ne su vežimu, ar dar kur nors. Tai ir tu trenk karštų, gera, kad vasaras nebuvo šiuose, ne? Tai buvo neaktualu. Tai žodžiu, jokios infrastruktūros ir jeigu taip labai kukliai, nepiktai pasakius, tai, ką piešia regioninis parkas, kaip čia bus gražu, kaip čia bus naudinga, kaip čia gamta atsikurs, upė atsikurs ir kaip čia viskas bus nuostabu, mes kažkaip nesulaukiam ir labai didžiai abejojam, ar mes kada sulauksim to žadėtų gėrių. Ir kai mes kėlėm klausimą, kas bus su Sietuva, buvo taip pasakyti, tylėkit, viskas bus gerai. Paskui jau prasidėjo kalbos, kad projektas baigės ties tiltu. Nu, mes čia, aišku, dar nerimom, dar triukšmavom, tai atvažiavo ekskavatorius, prakabino. Su šaukštu. Ir tai ištvėrė, savaitę gal kokią, ne, ir vėl užsinešė. Tai va, apie pakeltą upės vagą kažkodėl niekas nekalba, nes kiek čia išbėgo to viso, kad čia iki Kulupėnų visur buvo smėlynai, ne, čia tokie. Ir labai iliustruojantis pavyzdys apie atsigavusią upę. Aš ateinu į parką pavaikščiot ir ateina va iš jūs namų moteryt su laistytuvu vasarą pasiimt kvietai vandens. Pasideda laistytuvai, bėga namo. Atsineš puslitrinį stiklainiuką, kad galėt prisisemt tą laistytuvą vandens. Tai taip ironizuojančiai pasakius, mes vandenį iš upės vasarą semiam su šaukštu. Kas atsakys, kad ir upės vagą pakeisti? Kas už to atsakys? Aš čia gėjim savo eksauntus, aš žinau, ko reikia. Kas atsakys, pavyzdžiui, kad anei pakeiti upės vagą? Kas atsakys už tų šitą šiukšlės, už tų žvėrus, kaip sakė, kur ten netgi ir sutartė parašyta 80 metrų iki tilto, kad bus viskas patvarkytisi. Kas atsakys už to, kad nebėžuvės, absoliutne. Jie sako, kad ir žuvės. Anei rėmės to dalyko, kad lašiša vijūną parėmė. Kas gal parėti, jeigu užneši visas nerštavėtis? Mes tam laikį, pažiūrėjau, spalio 10 šiandien, galėtumėm nuėti iki parką, aš turiu omenyje, kad tai buvo užtvanga. Ir mes šiandieną, dienos laikį, matytumėm nerštavėtis lašišas. Aš atsakau už savo žodžius, dėl to, kad aš žiauriai gerą mačiau. Taip, mes savo laikas lašišas matėm daulinį vadinamą, ten už kažinką aukštumą. Mes matydavom. Taip, lašišas čia būdavo... O čia remas tov dalyko, lašiša ir vijūną. Kai buvo užtvanka ir tas nubėgimo šulinys, kiek čia žmonių atėjo pasižiūrėti, kaip lašiša šokinėja. Taip įdomi būdavo, kai jos šokia į viršų per tą užtvanką. O ką dabar padarė? Kur ta lašiša yra? Jūs man parodykit, jeigu tokį žuveliuką mes nematom. Nusibrostint pilką tą lašišą. Ne, čia sąžiningo aš neku, paprasčiausiai visą vagą užnešė. Bet iš tikrųjų trūko mums iniciatyvos ir kai paskui mūsų PSPC norėjo, sakykime, prijungti prie Kretingos, mes jau turėjom pamoką, kad tinkamai nepastovėjom už užtvanką. Skaudi pamoka. Skaudi pamoka, iš tikrųjų buvo skaudi pamoka, kad mes galbūt neišnaudojom visų galimybių, visų susitelkimo. Plus tai dalykai daromis, pavyzdžiui, paprastų darbą deina, plus antrą trečio valandą. Padarykit kažko tai, nors dėl žmonių. Tausėtų, atnaujinkit. Jei Bogų žuvės atsiras, mes prilesėm pačiu. Jo. Bet kad tausėtų užneš. Jo, mes turėjom, aš, pavyzdžiui, tegu skier kažkiek tai, minimalę tų pinigų. Aš tikrai nusalantėj surinksiu kažkokį sum pinigų. Aš turiu ekskavatoristą, katras iškastumą. Kad tik būtų ta pradžia kažkur. Yra galimybės, yra žmonių, kurie tai padarytum, bet aš esu įsitikinus, kad taip tiesiog savanorystės būdu ir savavališkai tokie dalykai nėra niekaip įstatymiškai leidžiami daryti. Būtum didžiuliai suderinimai su ministerija, tikrai aplinkos ir dar turbūt gal kitus įsijungtum. Procedūriškai, kaip tai reikėtum padaryti. Aš galvoju, kad labai sunkiai būtų ir iš vis ar tai ir įmanoma, kad
tokiais smulkesniais momentais aš buvau susidūrus, kad jau upės vagos ten niekaip negal pagal savo nuožiūrą nei nukreipti, nei pakreipti, nei pagilinti, nei kažkaip jos pasiaurinti. Negalim į tą gamtą mes įsiveržti taip, kaip mes norim, tą tikrai žinom. Bet kad gyventojams tada mes, kuo mes galim įsipareigoti kaip seniūnija, kažkokį to trūkumą kompensuoti. Trūkstos poilsio zonos turbūt reikėtum tikrai surasti ir pritaikyti. Yra jinai šiokia tokia, bet ten ir su daug trūkumų. Mes turėtumėm atrasti sprendimą, kaip gyventojams tą kompensuoti.